Labadiena, jeigu žiūrite šitą video, vadinasi, esate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.vyturiukas.lt ir domitės šitą prekę elektriniu vežimėliu. Kuom šita prekė išsiskiria iš kitų vežimėlių, kad yra labai lengva, tik tais 14 kg svorio, tai šiai dienai man žinoma lengviausias svoris elektrinių vežimėlių segmente. Pradėsime nuo vežimėlių sulankstymų. Vežimėlis labai paprastai ir greitai susilanksto. Vienu rankos judesiu galima sulenkti vežimėlį ir paruošti transportavimui. Norime, ištraukiame rankeną ir vežimėlį galime stumti pirmyn atgal. Vežimėlis yra stumiamas ir transportavimo būdu labai yra patogu tą padaryti. Taip pat vežimėlį greit galime išlankstyti ir paruošti važiavimui. Keli judesiai ir vežimėlis paruoštas važiavimui. Sėdynės plotis. Sėdynės plotis yra 42 cm, gylis 40 cm. Nuo sėdimos vietos iki nugaros atramos yra aukštis 44 cm. Nuo sėdimos vietos iki atramos 44 cm. Porankiai. Nuo sėdimos vietos iki porankių yra 24,5 cm. 24,5 cm nuo sėdimos vietos iki porankių. Porankiai labai patogiai atsidaro iš abiejų pusių, taigi įlipimas yra labai patogus, iš kurios norima pusės, iš tos galima įlipti į vežimėlį. Įlipimo atveju ar vežimėlių transportavimo atveju galime ištraukti du kaiščiukus ir nusiimti šitą vietą, kad nemaišytų. Ir taip pat labai greitais judesiais galime uždėti atgal. Atgal yra keletas funkcijų. Galime padaryti, kad būtų ilgiau, galime padaryti, kad būtų trumpiau šita vieta, kaip jau jums patogu ir priimtina sėdėjimui. Sėdėjimas, atsisėdu į vežimėlį, kaip matote 42 cm, bet aš labai patogiai jame jaučiuosi, porankiai man asmeniškai geram aukštyje. Įjungiu vežimėlį ir galiu valdyti keliais pirštų judesiais, valdau vežimėlį ir jis mane puikiai klauso. 360 laipsnių apsisukimas. Taip, užima nedaug vietos, labai pravažus, galiu apsisukti vietoje ir pralysti pro siaurus tarpus. Važiuoja vežimėlis tikrai puikiai. Kuom jis važiuoja? Tai yra 2 varikliai po 130 W ir ličio-jonų baterija 10 A. Baterijos pilnu įkrovimu vežimėlis nuvažiuoja nuo 12 iki 15 km. Ratų dydis yra galiniai ratai 24 cm, priekiniai ratai 18 cm skersmens. Vežimėlis pritaikytas važiuoti gerais keliais, namų sąlygom. Tikrai jo pravažumas gerais keliais yra puikus ir pakankamas. Rateliai nuo apvirtimų taip pat yra. Žinoma, taip pat stabdžiai galime su ranka stabdyti arba galime užfiksuoti, kad stabdžiai laikytųsi. Valdymo pultas gali būti perdėtas taip ir į kairę pusę, taip ir į dešinę pusę pagal poreikį. Taigi, tiek apie šitą vežimėlį, maksimali apkrova 100 kg, apibendrinant, vežimėlis naudojamas namų sąlygom, netolimais atstumais, aplink namus, jeigu tai yra pritaikyta infrastruktūra, žinoma, ligoninės, klinikos, autobusai, parduotuvės ir visa kita, kur yra pritaikyta infrastruktūra, vežimėlis tikrai jums pagelbės.